SKM1 Miškai – tai naujoji Lietuvos krepšinio karta šį sezoną drąsiai žengusi į aikštelę rungtis su metais vyresniais varžovais. MKL U12 čempionate jie pasirinko nelengviausią kelią, bet tą, kuris užgrūdina, moko kovoti ir ugdo čempionų charakterį. Kitą sezoną šie jaunuoliai sugrįš į savo amžiaus grupės U12 čempionatą. Ne kaip naujokai, o kaip patirties ir ryžto kupini žaidėjai pasiryžę siekti tik aukščiausių pozicijų. Komandai vadovauja Tomas Urbelionis. Šiuolaikinio krepšinio specialistas, gebantis ne tik įžvelgti talentą, bet ir pasiekti kiekvieną vaiką ten, kur svarbiausia – jų širdise ir pasitikėjime savimi. Jo metodai apjungia modernę krepšinio filosofiją ir autentišką žmogaus ryšį, kuris tampa tvirtų pamatų jauno sportininko augimui. Energija, labai didelė, energingi vyrukai, tai svarbu tą energiją turbūt teisinga linkme tik tai nukreipti. Matau tam tikrose vietose progresas. Aišku, norėtųsi geriau, bet matau, kad judam į priekį, tai tuo džiaugiuosi. Nemažai šnekamės, kažkas pavyksta greičiau, kažkas ne taip greitai, kaip norėtųsi, bet... Man patinka žaisti šitoj komandai, nes labai geras treneris, labai gera atmosfera ir man tai padeda būti fiziškam, atletiškam ir būti sportiškam. Man patinka suburti komandą, kad komandiškai jaustųsi. Stipri komanda, daug pasiekėm per 2 metus. Daug laimėjom turnyrų. Pasirinkau krepšinį, nes kai man dar buvo 5-4 metai, pamačiau, kaip pusbrolių žaidžia MKL finalus ir labai patiko tai. Mane motyvavo mano tėtis dėl to, kad žaisčiau krepšinį, nes esu aukštas ir man yra pranašumas. Man atrodo, kad čia yra tikrai geros ir veiksmingos treniruotės, kad mes progresuojam ir judam į priekį. Patinka žaisti krepšinį, sunkiausia daryti, bėgioti ten. Jo, labai faina, bet ir sunku būna. Gal sunkiausiai yra bėgiojimai, o labiausiai patinka žaisti krepšinį. Aš manau, kad sunkiausiai būna kartotis kokį pratimą, kurio tu ilgai nedarai. Man treneris reiškia, kad jeigu jau kažką pasako, tai reikia būtinai klausyti. Labai artimas žmogus, moko naujų dalykų, tai labai patinka. Aš manau, kad jis labai fainas, labai gerai moko mus krepšinio. Kad mes tikrai esame jam pagarbus, nes jis yra tikrai didelis treneris. Tai norisi pertikti geriausias žinias, ką turiu ir laukiam kito sezono ir kovų. Komandos kelionę remia ambicingas biotechnologijų startuolis Miškai Biotech. Tai ne tik technologinis proveržis Lietuvoje, bet ir aukštą pridėtinę vertę visuomeniai kuriantis partneris, kuris tikisi, kad investicijos į mokslą ir jaunimą tai investicijos į šalies ateitį. SKM1 Miškai – čia prasideda kelias į didįjį krepšinį. Iš mažų žingsnių gimsta dideli laimėjimai.